yra vienas esminis sveikatos principas, kurį aš pastoviai naudoju gydydamas savo pacientus. Jis padės jums turint beveik bet kokią sveikatos problemą. Raskite labiausiai suvaržytą savo kūno regioną. Dažniausiai tai yra pečių juosta, krūtinės ląsta, šonkauliai ir krūtininė kupra. Tai gali būti pilvas ir pilvo organų masė. Tai yra dažnai dubuo ir klubai. Nesvarbu, kokia bėda jūs skundžiatės, ar tai būtų kaklo, juosmens skausmas, skrandžio problemos, kepenų bėdos, skausmingas petys. Raskite artimiausią suvaržytą regioną ir pradėkite su juo dirbti. Pradėkite jį judinti. Jeigu jums skauda kaklą, judinkite krūtinės ląstą ir šonkaulius. Jeigu skauda juosmenį, dirbkite su dubeniu ir klubais. Skrandžio kepenų bėdos, vėlgi krūtinės ląsta, stuburas. Kelio skausmas, judinkite kaimynus, čiurną, klubą ir dubenį. Pasirinkite aiškų ir lengvai kartojamą judesį. Gerai tinka mostai, įvairūs ritminiai judesiai ir ovaliniai sąnarių sukimai, šiek tiek įjungiant ir kūno svorį. Atlikite kasdien, be jokio aštraus skausmo ir neskubėkite didinti intensyvumo. Leiskite kūnui priprasti, sušilti ir paskirstyti apkrovas. Išlaisvintą kūno regioną organizmas galės panaudoti efektyvesniam limfos bei kraujo pernešimui ir lengviau paskirstys įtampas. Jūs neprivalote tiksliai žinoti, kaip viskas susiję, kad galėtumėte mėgautis judesiu ir jo rezultatais.